Aklas pasimatymas. Labas vakaras, gerbėmieji klausytojai, čia laida Aklas pasimatymas. Aš, Irma Jokštytė-Stanevičienė, kviečiu Jūs praleisti šią valandą kartu. Kaip visuomet primenu tiems, kurie klausotės mūsų pirmą kartą, nors labai tikiuosi, jog tokių yra nedaug, kad laidose Aklas pasimatymas mes tengiamės parodyti pusės gyvenimo, kuriuose gyvenant ir su negale arba kita kokia nors apsunkinta aplinkybė gyvenimas gali būti ir pilnavertis, ir įdomus, ir svarbiausia, daug mokantis. Na, o šiandieną mūsų laidoje manau, kad bus linksma nuotaika, nes mes kalbėsime apie pokytį, kurį į žmogaus gyvenimą atneša technologijos. Ir laidoje svečiuojasi mano nuostabi draugė ir Aklo pasimatymo klausytojams tikrai gerai pažįstamas vardas, garso režisierė Eglė Jarmalavičiūtė. Labas, Eglė. Labas, Irma. Sveiki, klausytojai. Kaip gyveni šiais laikais? O, šiais laikais puikiai. Kas džiugina, kas liūdina? Kad vasara baigėsi turbūt. Jo, vasara baigėsi, tai liūdina, o technologiniai pokyčiai tai džiugina, kaip ir tu pastebėjai. Mes einame į priekį, viskas gerėja, patogėja, lengvėja. Tai tas džiugina, žinoma. Eglė, ar tu prisimeni, kada aklame pasimatyme prieš kiek laiko kalbėjomės apie patirtus pokyčius technologinius ir tavo pačios išbandytas naujoves ir netgi daugam iš neregių ir silpnaregių parodytą kelią, kaip galima technologijomis pasilengvinti savo gyvenimą? Aš atsimenu, kad mes praeitų metų lapkritį turbūt kalbėjomės. Kažkur aš pasižiūrėjau pati, maniau, kad praėjo mažiau laiko, 9 mėnesiai praėjo. Primenu visiems klausytojams, kad mūsų laidų įrašus galite rasti YouTube kanale Aklas pasimatymas ir ten pasiklausyti ir apie technologijas, ir apie kitus dalykus. Tai jau toje laidoje mes su Egle kalbėjome labai daug apie tai, kaip keitėsi tos technologijos ir kaip vis daugiau ir daugiau, aišku, labiausiai regos negalią turintiems žmonėms jos atvėrė, bet jau ir šiandien mes turim apie ką kalbėtis. Ir užbaigėme savo laidą praeitą dirbtinio intelekto nešamų pokyčių. Ir tada mes džiaugiamės tiesiog, kad nuotraukas apipasakoti mums pradėjo nebe tik žmonės, bet ir dirbtinis intelektas. Ką galėtum nuo tų praeitų metų dabar pasakyti apie dirbtinio intelekto įtaką tavo gyvenime arba svarbą? Na, dabar aš labai sunkiai įsivaizduoju savo gyvenimą be dirbtinio intelekto. Jeigu tada tai buvo toks, žinai, kaip būna, žinai, kad tai bus gerai. Bet nuo to laiko, aš sakyčiau, galbūt pats dirbtinis intelektas labai ir nepasikeitė, bet aš pati išmokau naudoti tą įrankį taip, kad jis man visame kame padėtų. Tai yra labai platus spektras dalykų, kur jis man padeda nuo paprasčiausių paskaitimų, nuo paprasčiausių sužinojimų, ar drabužiai yra švarus ar nešvarus, iki tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, perkant prekes, tarkim, ar ne, tie aprašymai būna tikrai ne visada aiškus ir ne visada, ne tik, kad nežinai, kaip ta prekė atrodo, bet kaip ją reikės naudoti. Na, aš taip, tarkim, aš galiu pasakyti pavyzdžiais, galbūt bus paprasčiau, aš nusipirkau peilio galastuvą ir išsitraukiu iš dėžutės ir aš suprantu, kad aš tokio daikto nesu mačius ir visiškai nesuprantu, kaip juo naudotis ir ar čia tikrai man peilio galastuvą atvežė. Ir tada aš paklausiu dirbtinio intelekto, ką man daryti, kaip naudoti šitą daiktą. Ir jis man papasako, kad yra tokia briauna, kur reikia įstatyti peilį ir jį reikia galąsti. Ir aš tada pasižiūrėjau, tikrai yra briauna. Taip pat yra buvę atveju, kai, pavyzdžiui, pagal instrukciją reikėjo surinkti daiktą. Tai mano draugė nusipirko, pavyzdžiui, keramikos centravimo diską. Tai žmonės turbūt nežino, kas tai yra. Tai yra daiktas, kuris priverčia kokį nors keramikos gaminį tvirtai laikytis prie žiedimo ratelio, nes jeigu jis nesilaikys, tai tas daiktas nuskries tiesiog. Ir man taip pačiai teko tai patirti, tai ji gavo tą diską ir nežino, kaip sudėti jį, tai aš tą diską AI pagalba ir sudėjau. Taip pat, pavyzdžiui, perkant prekes kokiam nors Amazone, pavyzdžiui, aš nežinau, ar tas daiktas pritaikytas naudotis lauke ir aš, tarkim, žinau, kokias savybės vizualias turi turėti daiktas ir aš jo paklausiu, pavyzdžiui, ar šis prailgintuvas turi dangtelius uždengti rozetėm. Ir sako, taip turi arba neturi. Ir aš jau žinau. Tai pavyzdžiui, būna pavaizduota nuotraukui, bet neparašyta aprašyme. Tai galėjau iš karto pasitikslinti, kas yra labai, labai faina. Taip pat buvo, tarkim, norėjau nusipirkti Amazone, atsimenu, pjaustyklę.
Ir aš iš Amazono puslapio rodau screenshotą ir klausiu, kaip naudoti šitą pjaustyklę. Ir jis man pasako, kad tai yra pjaustyklė skirta pjaustyti daržovės kubeliais. Ir norint supjaustyti daržovės kubeliais, reiktų uždėti daržovę ant kubelio ir užvožti ten tą kitą dalį. Ir aš, čia patogu. Ir kaip man faina yra, kai aš gaunu daiktą, ir aš jau, kaip matantis žmogus, aš žinau, ką aš gausiu ir man nebūna staigmenos, kaip būdavo anksčiau, kad aš nusiperku daiktą, kur tam buvo parašyta, pavyzdžiui, replės kokios nors ar kažkas, bet tai čia yra ne tai, ko aš tikėjausi. Taip. Dar vienas toks patikslinimas, tu visko klausi anglų kalbą, taip? Įvairiai, kaip man šauna į galvą, kartais anglų, kartais lietuvių, kartais, kas man atrodo paprašiau lietuviškai paklausti, nes nežinau, tarkim, terminų anglų kalba, tai paklausiu lietuvių, kartais būna, kad klausiu anglų kalbą, tai visai būna. Gerai, viską patikslinsim po trumpos muzikinės pertraukėlės, pasiklausykim muzikos ir susiklausom po jos. Aklas pasimatymas. Čia laidoje Aklas pasimatymas, šiandieną kalbu su Egle Jarmalavičiūtė. Tikrai žinote, kas klausote mūsų laidų, jog Eglė yra Lietuvoje technologijų, viena didžiausių entuziasčių ir viena didžiausių entuziasčių tų technologijų panaudojimo aplinkos pritaikymo mene arba prisitaikymo savo buityje. Tai dabar pradėjome jau kalbėti apie dirbtinį intelektą ir kaip jis padeda buityje. Egle, mūsų susitikimą iššaukė, aš manau, dar viena naujovė, kurią tu taip aktyviai pradėjai tyrinėti, testuoti, rodyti kitiems neregiams, kaip tai gali padėti. Ir turiu būtinai pasakyti, kad mes reklamos neteikiam ir kažkokių konkrečių gaminių įvardyjimas tai yra ne reklamos tikslais, o tiesiog būtent aplinkos pritaikymo mene, kaip galime panaudoti. Tai papasakok apie savo naujausią pirkinį ir kaip ten dirbtinis intelektas veikia. Mano pirkinys tai yra meta akiniai. Aš trumpai papasakosiu, kad sužinojau iš draugės, kuri turi judėjimo negalią, bet ji nusipirko meta akinius dėl kitų priežasčių, dėl filmavimo. Ir aš kažkaip pasiėmus iš jos pabandyti, pasigūglinau tiesiog iš neregių perspektyvos, ką neregiai daro su tais, ir aš pamačiau dirbtinio intelekto galimybę. Čia turiu pasakyti, kad kol kas, kadangi Lietuvoje ir visoje net Europos Sąjungoje akinių tas dirbtinis intelektas nėra prieinamas, tai reikia truputį žinių tam tikrų, kad visgi pajungtumėm, tai yra pasijungti prie US VPN arba Virtual Private Network, tai yra virtualus privatus tinklas, kad galėtumėm naudotis, kad įjungtų tą dirbtinio intelekto funkciją akiniuose. Bet pavyzdžiui, jeigu tos akinius siunčia ir į Vokietiją. Taip, siunčia, bet taip, tu gali filmuoti. Ir jungiasi prie VPN. Taip, jie jungiasi, jeigu nori dirbtinį intelektą naudoti, bet tu gali filmuoti ir fotografuoti. Ir čia man yra keistas tas... Aš nežinau tiksliai, dėl kokių priežasčių yra taip daroma. Oficialiai Meta sako, kad dar yra vystymo stadijoje tas dirbtinis intelektas, dėl to jie neatveria tų galimybių, bet štai pavyzdžiui žinome, kad Apple Intelligence nebus galimybės naudoti Europoje, bent jau Europos Sąjungoje iki kitų metų, dėl to atviros rinkos įstatymo kažkokių netitikimų. Aš nelabai tiksliai žinau šitą dalyką, bet kažkas yra dalykai ir dėl to žmonės turi ieškoti būdų, kaip apeiti, norėdami pasinaudoti funkcijas, ir man kas pačiai keista, kad pavyzdžiui kainos tai nesiskiria, nors negali naudoti funkcijų, bet kainą moki tokią pačią, jeigu iš Amerikos siuntiesi, tai dar aišku ir moki importo visus mokesčius. Tai. Ir jeigu nemoki apeiti tų draudimų. Jo, jeigu nemoki apeiti draudimų, bet aišku, draudimų dabar apeiti tai pilnas Google'as, tik žiūrėjai. Tai aš nemanau, kad tai yra toksai labiau, nepasakytum, kad tai yra draudimas, nes jeigu tai būtų tikrai draudimas, tu tikrai neapeitum, nes gamintojai tikrai yra pajėgus padaryti, kad tu neapeitum niekada to draudimo. Tai yra toks lengvas, sakykime, mes tarsi neprieinama, bet kartu šiek tiek ir prieinama. Yra apribojimas. Apribojimas, kur žmonės gali pasidaryti. Tai aš nesiplėsiu galbūt kaip tai padaryti, bet tiesiog yra ta galimybė. Ir aš pati, kai žiūrėjau tas apžvalgas, pamačiau žmogų, kuris yra iš Afrikos, kas buvo įdomu man, kaip jis naudoja, ir man buvo tiesiog toks wow. Ir aš pati tada
pasidariau tos akinius, pajungiau tą dirbtinį intelektą, dar testavau net ne savo akinius tuo metu. Ir man buvo tas irgi atsivėrė kitaip pasaulis, kad aš turėdama laisvas rankas, nes tarkim gamindama kažką, man reikia sužinoti prieskonių pavadinimus, kurie yra, nes aš tai tingiu rašytis visus brailio raštu, esu kažkada bandžius, bet jie ant stiklainiukų, nes ant pakuočių man kažkaip ten nesilaikė tie lipdukai. Žodžiu, buvo ten nelabai man patiko ta mintis, tai aš vis tiek pasilikau prie tos prieskonius pasiimu, paskaitau su ko nors, tai man labai būdavo sudėtinga, kai gaminu maistą, man reikia tada nusiplauti rankas, pasimti telefoną, tai dabar šitas dalykas išsisprendė. Taip pat ir mieste, pavyzdžiui, einant paklausti, ar aš einu dviračių taku ar neinu, jeigu man neaišku, kokia spalva dega šviesoforas šviečia ar žalia ar raudona, aš galiu jo paklausti. Aš galiu paklausti, ar yra, pavyzdžiui, laiptai arti manęs, ar yra kokių kliučių, ar yra stulpų, ar stotelė matosi arti, visokių tokių klausimų. Ir čia yra tas vienintelis minusas, kad viskas man dar trunka per ilgai, nors tai yra kelios sekundės tarp pasakymo ir paklausimo kol atsakymo. Jo, tai tu turi arba sustoti, arba kažkaip. Ir tarkim, mes buvom, mano buvo Facebook'e postas apie tai, kai mes buvom su draugė Panoramoje, prekybos centre, kur neregiai dėl nepritaikytos aplinkos niekada neina savarankiškai į prekybos centrus. Tai ten mes bandėm nuskaityti parduotuvių pavadinimus. Tai puikiausiai nusiskaito tos parduotuvių pavadinimus ir aišku, ieškojom būdų, kaip eiti palei sienas, rasti parduotuvę, tikintis, kad virš durų mes rasime užrašą, tai yra ieškojom būdų, kaip pasitraukti keli žingsnius nuo atidarytų tų durų, pakelti galvą ir parodyti akiniams užrašą, paprašyti, kad jį perskaitytų. Ir tuos užrašus puikiausiai mums ir perskaitė tie akiniai. Tik vad sakau, jeigu tai būtų realių laikų, ko mes labai laukiam. Aš manau, kad tai bus. Be abejo, kad bus. Be abejo, kad bus. Ta prasme, čia yra laiko klausimas. Ir va tada mano beribė fantazija jau, aš nežinau, man ten šviečiasi visos panaudojimo galimybės nuo viešojo transporto numerių pasakymo iki, nežinau, kažkokių specifinių kliučių arba dalyko orientyrų suradimo. Tai bus labai labai nuostabu. Super, dabar savo fantaziją leiskime paskraidyti su muzika ir netrukus po muzikinės pertraukėlės tęsime pokalbį. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį. Šiandieną laidoje Aklas pasimatymas svečiuojasi mano draugė Eglė Jarmolavičiūtė, kuri atveria mums akis tiems, kurie turime regos sunkumų ir parodo, kaip galima aplinkos nepritaikymus arba užpildyti informacijos trūkumo spragą su naujais meta akiniais. Tai dabar, Eglė, papasakok dar, kokia kalba reikia kreiptis į tos akinius ir netrukus parodysim klausytojams, kaip tai realiai skamba. Kol kas dėja yra galimybė anglų kalba ir, jeigu aš neklystu, galima italų, prancūzų ir ispanų, bet kur prie italų, prancūzų, ispanų, man atrodo, rašo, kad ne visos komandos balso prieinamos. Tai aš siūlyčiau... Čia ne tik mūsų kalbai ne visos prieinamos. Jo. Matot? ne. Kol kas ne, nes tai yra labai naujas dalykas ir meta, jeigu aš neklystu, bet čia bijau suklysti, pasileido tą AI, savo meta AI tik tai balandžio mėnesį šių metų. Tai yra labai labai nauja, bet įmanoma yra paprašyti, pavyzdžiui, atsakymą į lietuvių kalbą išversti. Jis, aišku, kaip aš sakau, kaip vadinu, pasilaužo, bet išverčia, bet jis neturi lietuviško balso. Pavyzdžiui, kas ChatGPT yra naudoja, tai ten su tokiu akcentu, bet suprantamai lietuviškai perskaito. Tai Meta neperskaito dar lietuviškai, jinai kartais sako, kad negali ištarti, bet aš jos vis tiek paprašau ištarti ir jį tada ištaria. Bet kartu kartais jį perskaito tiesiog nesilaužydama, bet taip kaip mes naudojam tos sintezatorius angliškus, skaitydami lietuvių kalbą, pagal anglų kalbos taisyklės. Tai dabar taip galima. Dabar jums įsversiu lietuvių kalbą. Jo, šitaip pat ir skaito, bet tas balsas jį galima pasidaryti lėtai ir man atrodo, jis pakankamai suprantamai
dalykus. Na, bent jau man, aš negaliu būti objektyvi šituo klausimu, bet man atrodo, kad tikrai pakankamai suprantama. Ir kas įpratęs yra naudoti lietuviškų, anglų kalbos sintezatorius, tai tikrai nekiltų problemų suprasti lietuvišką tekstą iš meta akinių, kur išverst, bet jau ne visada išverčia ir kartais tenka. Aš manau, kad mes pabandykim paklausyti, kaip tai skamba ir pabandysim paprašyti, kad porą atsakymų išverstų, gerai? Taip, žinoma. Kągi, aš išėjau pasivaikščioti naujininkus ir pažiūrėsim, kaip čia galima padėti AI. Priejau štai prie šviesoforo ir hey Meta, look and say traffic light color. Meta sakė, kad šviesoforo spalva raudona, aš neturiu pagrindo ją netikėti. Prieisiu aš, jeigu rasiu, prie to stulpo, kur parašyta būna stotelės pavadinimas. Va. Žiūrėkim, ar čia tas stulpas? Jo. Ir dabar paklausiu, hey Meta, look and read the text in front of me. Naujininkų Street. Jie lietuviškai pasakė naujininkų stotelė. Dabar paklausiu, ar jį mato kur nors arti šiukšliadėžė. Hey Meta, look and say if you see trash bin here. Yes, there is a trash can here. Pabandysim sužinoti autobuso numerį. Hey Meta, look and read the bus number. The bus number is 41. Čia yra numeris 41 šito autobuso. Aš esu Akropolį ir dabar bandysiu sužinoti, kokia yra parduotuvė priešais mane. Hey Meta, look and read. This is a Maxima store. Esu parduotuvėje kažkokioj ir noriu sužinoti, kokioj aš esu parduotuvėje. Ir galima klausti, pavyzdžiui, pagal pavadinimą, bet kartais labai yra faina paklausti, kas yra aplinkui. Hey Meta, look and describe what's in front of me. It appears to be a perfume or cosmetic store with two people talking. Translate into Lithuanian. Atrodo. Katai parfumų ar kosmetikos parduotuvė su viehais monėmis besikalbant. Pasakė tekstą lietuviškai, bet pagal anglų kalbos taisyklės. Nuostabu, Eglė, labai iš tikrųjų, manau, ir mūsų klausytojams taip pat kyla tas entuziazmas. Kaip tu manai, ko galime tikėtis ateityje ir kokia galėtų būti ateityje dar panaudojimo būtent tokių akinių arba panašių akinių, kitų tiekėjų akinių neregiams tyrinėjant aplinką? Taip, aš turiu pasakyti, kad dar kompanija Solo planuoja išleisti savo Ergo Vision akinius, kurie jie neatskleidžia, kol kas bent jau šio įrašo metu nėra atskleista tiksli data, kada jie planuoja juos išleisti. Tai žmonės tik spėlioja, kur yra GPT bus integruotas į akinius. Tai taip pat. O kalbant apie galimybės, tai aišku, kad labiausiai yra laukiama, bent asmeniškai mano, tai yra dirbtinio intelekto realių laikų, kai man jam užteks pasakyti, ko aš iš jo tikiuosi ir tuos man nebereikės papildomai klausti. Štai tarkim, neseniai aš išbandžiau realaus laiko teksto skaitimo funkciją. Mes žinome, kad turim jau susijungę ją ir yra kitų programėlių kaip Envision sužinoti viešojo transporto numerį, nes dėja mūsų Vilnius kažkokią turi nedėkingą juodąją skylę su viešojo transporto pritaikymu regos negalią turintiems žmonėms. Tai dėl to mes turim kažkaip suktis, nes tų numerių mes vis negalim niekaip sužinoti. Tai ta realių laikų teksto skaitimo funkcija tai padeda, iš tikrųjų pamato į autobuso numerį ir pasako. Yra ten tam tikrų išimčių, nežinau, ar mes spėsim pakalbėti apie tai. Gal tada po muzikinės pertraukėlės pratęskime. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį, kalbame su Egle Jarmolavičiūte apie tai, kaip dirbtinis intelektas keičia mūsų gyvenimą ir šiuo atveju, kaip gali jis padėti gauti daugiau informacijos iš aplinkos. Egle, pradėjome prieš muzikinę pertraukėlę kalbėti apie realių laikų dirbtinio intelekto teikiamą informaciją. Priminkim, iš tikrųjų, galbūt ne visi klausytojai žino, kas dabar mums realių laikų teikia tokią informaciją. Taip, tai mes realių laikų galime gauti tik tekstinę informaciją, tai aš bent jau dabar sugalvoju 2 programėlės, bet patogiausia ir kažkaip geriausiai, kiek man teko išbandyti, veikia Seeing AI, tai aš neseniai kadangi išbandžiau ir meta akinius su viešo transporto numerių skaitimu, nes kaip minėjau, kad mes neturim dar vis gyvenam jau
kelius beveik tuo gyvensime nepriklausomybės metus, skaičiuosime, bet vis dar neturim dėja Vilniuje tvarios sistemos, mes neturim iš tikrųjų jokios sistemos, kuri praneštų autobuso numerį, tai mes dėl to turim galvoti, kaip jį sužinoti. Šiaip aš galiu pasiskūsti, kad net ir ta sistema paklausk stovinčio stotelėje ne visada suveikia. Tikrai, nes visada suveikia, yra buvę tikrai atveju, kai niekas, mes turėjome eiti, pabėgti pas vairuotoją su draugė, kad pasakytų įsikelintas, nes nei vienas žmogus nepasakė ir paaiškėjo, kad ten buvo autobusas ir stotis oro uostas ir ten buvo vieni užsieniečiai ir nei vienas nesuprato, ko mes klausim. Tai dėl to, ta prasme, tai yra tikrai ne žmonės ir sausinėm ir nusisukė ir nematant nežinai, tu kuris atsisukęs. Taigi aš, kai bandžiau AI, meta AI, tai viskas vėlgi yra tas per lėtai ir kitas dalykas yra, ką savivaldybė iš tikrųjų galėtų reguliuoti labiau būtų, jeigu nepadaro veikiančios sistemos, tai bent jau reklamų, jeigu būtų mažiau ant autobusų ir troleibusų, tai būtų daug geriau, nes labai trukdo paskaityti. Aš sužinojau tiek per šį laiką, kol išbandžiau šitos visus įrankius, kiek yra visokių reklamų ant autobusų ir troleibusų ir dėja, kai yra toks didžiulis kiekis informacijos, tai yra sunku sužinoti tarptų didžiulių reklamų man reikalinga informacija. Čia labai geras tavo pastebėjimas, nes neregiai mes tikrai niekada net nesugalvotumėm, kad ant autobusų yra suklijuojama. Ir ant autobusų, ir ant stotelių, žinok, yra žinojau tiek daug dalykų per šios metus, per šias dienas aš praregėjau, sakykime. Pamatėm, kad gyvenam reklamų pasaulyje. Jo. Ir daugiausia yra gale reklamų, galiu pasakyti, autobusų. Priekyje tai būna, pavyzdžiui, parašyta ten Vilnius yra Ukraina. Tarkim, tokių dalykų, tai tarkim, kalbant apie Seeing AI, tai tarkim, jeigu aš stoviu iš priekio, atvažiuoja autobusas ir yra tas vienintelis šansas mano išgirsti autobuso numerį, jisai pasako arba autobuso numerį, arba tik tai kryptį, bet ačiū už tai, ką aš galiu išgirsti, o gale tarp reklamų gausos jis kažkaip pasimeta ir jeigu aš bėgčiau į stotelę su Seeing AI ir autobusas būtų mane pravažiavęs, aš niekaip negalėčiau sužinoti, bet ir jeigu nebūtų tų reklamų, yra pavyzdžiui autobusas 102, man atrodo, kuris būna kartais be reklamų arba iš vis ant jų nebūna reklamų. Gal tiesiog tai pataikai? Ja, galbūt pataikiau, tai va iš galo aš galėjau sužinoti autobuso numerį. Ir kas yra bėda su AI dabar, tai aš turiu paklausti konkrečiai dalyko, kurį aš noriu sužinoti. Tai pavyzdžiui, aš klausiu angliškai, koks yra autobuso maršruto numeris ir jis, pavyzdžiui, pasako garažinį numerį, kur yra ten tas garažinis numeris autobuso, tai jisai pasako kaip maršruto numerį, tai kartais supainioja. Tai va šitą dar reikia jį išmokyti, aš jo klausiu, pavyzdžiui, koks yra šviečiantis ženklas ant autobuso, tai šitą geriau pasako, bet priekyje gale kažkodėl jis vis tiek pamato kokią nors reklamą, o priekyje aš esu bandžius, tai daugumoje atveju pasako, bet dėja viskas, kadangi trunka per ilgai, tai dėl to dažniausiu atveju nespėsi įlipti į autobusą, dėja, tai Seeing AI šiuo atžvilgiu yra geriau, tikrai daug geriau, bet kas yra fainas su akiniais, ką aš norėčiau būtinai paminėti, tai yra laisvos rankos, nes aš pati ir emociškai, ir manau, kad daug kas emociškai tikrai geriau jaučiamės vaikščiodami su akiniais, netgi kai mes kalbame su tais akiniais, bet tiesiog kažkaip tiesiog psichologiškai geriau, kai mes turim tas laisvas rankas, juo labiau nepamiršim, kad mes vienoje rankoje jau laikome lazdelę. Ir kai mes galime, nes tie akiniai dar turi tokius open ear, tą vadinamą garsiakalbis prie patausų, taip neuždengtos ausis, mes girdim gerai ir savo, tarkim, kažkokius nurodymus iš telefono, ar ne, ir kartu girdime aplinką gerai. Tai tas yra labai svarbu ir turėdami akinius turim tą vieną laisvą ranką, norėtųsi turėti tiesiog tą vieną laisvą ranką, iš tikrųjų laisvą, tai tą akiniai tikrai gali mums suteikti, tą laisvę vienos laisvos rankos. Kalbant apie ateitį, aš tikiuosi, kad meta akiniai bus integruoti ir į tą pačią Seeing AI, kaip pavyzdžiui, Seeing AI galės naudoti ne telefono kamerą, o akinių kamerą ir tai bus labai gerai ir taip pat ir kitos kaip Be My Eyes, ta savanorių programėlė, kuri taip pat turi ir AI funkciją, ta AI savanorių vadinama, arba žmonės, kurie galėtų padėti, tai būtų labai labai didelis, nes beje mes testavom taip pat su draugė, kaip atrodo tas vaizdas iš akinių ir aš jos klausiu, ar tu galėtum, pavyzdžiui, man padėti, jeigu aš mieste pasiklyščiau, kur nors, jinai sako, laisvai, aš puikiausiai matau ir aš sakau, gerai, dabar tu mane nunaviguok kažkaip iki mano namų stalo, tai jinai puikiausiai nunavigavo ir viskas ten labai gerai pavyko. Taip pat yra startuolis, Prancūzijos kompanija Agiga,
kuri taip pat daro būtent su meta akiniais akliesiams skirtą, jie vadina tai nuotoliniu asistentu ir prašo žmonių registruotis į tą laukiančiųjų sąrašą ir kažkada duos kažką mum testuoti. Tai tas irgi sukluskite, kas nori, tikrai siūlau įdėti šitą nuorodą į laidos aprašymą. Gerai, mes įdėsime. Rasti laidos aprašymę ir užsiregistruoti, kas ketinate pirkti akinius arba turit nusipirkę. Taip pat ištestuosime. Kas tai bus, nelabai dar aišku, bet kažką žada. Gerai, dabar klausomės muzikos, po jos pratęsime pokalbį. Aklas pasimatymas. Čia laida Aklas pasimatymas, čia aš Irma Jokštytė-Sanevičienė kalbu su savo bičiule garso režisierė Eglė Jarmalavičiūtė ir mes pasakojame klausytojams apie tai, kokios didelės galimybės atsiveria šiais laikais, naudojantis technologijomis ir naudojant dirbtinį intelektą būtent aplinkos prieinamumo gerinimo tikslais. Eglė, labai daug pakalbėjom dalykų ir manau, kad tu turi tiek patirties, kad užtektų mums 2 laidas rašyti, bet labai noriu, kad papasakotum apie savo kuriamą YouTube kanalą ir kokią informaciją ten daliniesi, nes manau, kad jinai tikrai gali būti naudinga mūsų klausytojams. Tai mano YouTube kanalo idėja gimė kažkaip netikėtai. Aš vis susidurdavau su žmonėmis, kur, pavyzdžiui, parašau komentarą, prašydama patikslinti informaciją ir aš sakau, aš neregėję, nematau šitos nuotraukos. Pavyzdžiui, ten skaitant, tarkim, karo naujienas kanale, būna nuotrauka su neaiškiu aprašymu ir aš paprašau patikslinti ir man pasipildavo komentarai, tai kaip tu čia skaitai, jeigu nematai. Ir man tas gimė, nes mes lietuviškai turim labai nedaug informacijos apie tai, kaip visgi naudoti tas technologijas, kaip jos gali mums padėti. Tai mano kanalas šiaip vadinasi Mano akys yra iPhone'as, kas skamba labai keistai, ar ne? Įdomiai. Nes iš tiesų aš visada nuo to laiko, kai į rankas paėmiau iPhone'ą, aš jaučiu tokį dalyką, kad jis tampa kaip ir mano akimis. Ir štai šią vasarą, pavyzdžiui, aš jau kuris laikas renkuosi atostogauti Vilniuje ir vaikščioti į visokius masažus. Ir aš, aišku, dažniausiai niekada nežinau, kaip ten nueiti. Tai aš pasiimu navigaciją, paskui man reikia sugalvoti, pavyzdžiui, gal aš noriu pavalgyti, arba ten būna laiko tarpas ten, kad aš turiu sugalvoti, ką nuveikti nuo vieno masažo iki kito, kaip nuvažiuoti, kada, kas kaip. Ir aš, turėdama tą vieną mažą įrenginuką savo kišenėje, aš matau su juo, nes aš sužinau visą man reikalingą informaciją, kaip nueiti, kur autobusas, kur stotelė, kaip iki jos nueiti, kur pavalgyti, koks meniu. Ir panašiai, visus šitos dalykus. Tai todėl man yra, tikrai aš jaučiuosi, kad iPhone'as yra tikrai mano akis. Tai dėl to taip ir pavadinau kanalą savo. Ir jame aš pasakoju išskirtinai apie technologijas, kokios jos yra, kurios yra pritaikytos, kurios yra universalios. Tai tik tai vasarą aš atostogavau ir mano kanalas atostogavo, nes vasarą šilta, noris tikrai ne prie montažo būti, o lauke. Tai rudenį aš tikrai sugrįšiu ir papasakosiu apie daug dalykų, aš turiu paruošus. Aišku, tai yra turbūt baigtinis dalykas, nes vis tiek tų temų, ta prasme, yra jos kaip? Nemanau, taigi pažiūrėk, dabar atsirado akiniai, paskui dar kažkas atsiras, Iš tikrųjų, jo, tu teisi. Ir viską reikės pasakoti. Taip. Iš tikrųjų, tai teisi, man atrodo, kad aš jau gal išsisėmiau, bet jo, tai bus ir temų ir apie viešąjį transportą, ir apie keliones, ir kaip sekasi, ir dirbtinis intelektas, ir išmanus namai. Tai taip, iš tikrųjų, tų temų yra daug ir dalykų, kuriuos spėkės visas per savo darbus apriepti tas temas. Ir mes visi labai džiaugsimės, iš tikrųjų. Aš tai labai kviečiu prenumeruoti kanalą Eglės, kurio nuorodą rasite mūsų laidos aprašyme. Laidos aprašymus mūsų galite rasti Facebook puslapyje Aklas pasimatymas, taip pat YouTube kanale Aklas pasimatymas. Iš tikrųjų, gal galėtum dar pasidalinti kažkokiu vasaros atradimu, vasaros hitu, vieta, kurią vėlgi taip savarankiškai padedant iPhone'ui susiradai ir kurioje labai gerai praleidai laiką. Čia yra, aš vienos gal vietos ir neišskirčiau.
aš šiaip turiu bendrai pasidžiaugti, kad mūsų Lietuvoje yra labai geros paslaugos apskritai, labai jos yra pagerėjusios, bet kur. Aš šią vasarą jau, pavyzdžiui, į parduotuvės elektronikos, pavyzdžiui, paprašyti, išbandyti kokį nors telefoną, kad man įjungtų, pavyzdžiui, TalkBack arba VoiceOverį. VoiceOverį nereikia jungti, bet TalkBackas, tarkim, reikia jungti, paprašyti, kad panaršyčiau, kad įsitikinčiau. Visi labai kažkaip, tas nematymas jiem nebėra kažkoks kosminis dalykas. Labai man patinka, aš einu į spa paslaugas Vilniuje, turiu labai neblogų vietų susiradus, tai ten irgi labai visi draugiškai elgiasi. Ta prasme, atsirado kažkoks tos perteklinės pagalbos nebuvimas. Jeigu aš pasakau, kad pati nueisiu, aš galiu pati nulipti, niekas manęs nebando nei pakelti, nei nunešti, nes čia yra mano vėlgi tokia tema, kur man, tarkim, šiek tiek jautri tema, kadangi aš nemėgstu, kai mane liečia svetimi žmonės, aš jaučiuosi labai nejaukiai ir man labai yra, aš, kurį laiką dar jaučiu ant kūno jų tarsi rankas, tai man labai norėtųsi, kad žmonės žinotų tą dalyką, kad jeigu jūs norit man padėti, jūs, būtų gerai, kad paklaustumėt ir jeigu aš pasakysiu, kad ne, tai reiškia, kad man nereikia paklausti ir tikrai nepultumėt liesti tą prasme, nes man tas yra, visada tas paklausimas, jis, jeigu žmogus, pavyzdžiui, aišku, keistai, kartais žmonės paklausia ir aš dėl to labai džiaugiuosi, nors tai ir keistai skamba, ar galiu jūs paimti už rankos ir tada aš pasakau, arba galite, arba ne, ir tada tai yra labai gerai, bet kai, tarkim, kitiems žmonėms gal ir nieko, bet kai mane, pavyzdžiui, įmonė klausia žmonės, aš tikrai labai nejaukiai jaučiuosi ir tas dalykas, aš matau, kad keičiasi ir tai mane labai džiugina, kad žmonės paklausia, jau jie išmoko paklausti ir jie išmoksta po truputį nebebrukti savo pagalbos. Tai tuo aš labai džiaugiuosi. Ačiū labai, Eglė, ačiū visiems, kurie leidote šią valandą kartu su mumis. Lauksime jūsų aklame pasimatyme kitą savaitę. Iki. Laidą remia Medijų rėmimo fondas. Laidą rengia Irma Jokštytė-Stanevičienė ir Lina Žaltauskaitė. Garso režisierius Vytautas Petrošius. Laida įrašyta PAMS studio.